Viską, ką tu darysi savo gyvenim, daryk iš meilės. Kodėl? Kodėl daryti iš meilės? Nes tu esi dalis didelio sistemas. Visi šitie medžiai, kiekvienas žmogus, kiekvienas gyvūnas, kiekvienas, nežinau, akmuo. Viskas, tas, kas yra, visos visatos dulkelės, kiekviena būtybė, kiekvienas dalykas, tai ir ta pati dalis sistemas. Ir kai tu veiki iš meilės, tu veiki iš besąlygiškos meilės, o tai yra pasitarnavimas visai šitai sistemai. Ir kai tu pasitarnauji visai šitai sistemai, tu veiki iš meilės, tu padedi kitiems žmonėms visiškai nieko nesitikėdams, tu padedi gyvūnams, tu eini savanoriauti, tu eini daryti kažką, kas padėtų šitai sistemai, nes tu esi dalis tos pačios sistemos. Ar tu nenori šitai sistemai padėti, kuri tau irgi padeda? Tas ir yra, kuo tu daugiau padėsi šitai sistemai, kuo tu daugiau elgsies iš meilės, iš besąlygiškos meilės žmonėms, daiktams, augalams, medžiams, akmenims, visiems. Elgsies iš besąlygiškos meilės su pagalba, su pasitarnavimu, be jokio lūkesčio gauti kažką atgal, tau visą tą atsiųs tą patį atgal. Tu tuo nesitiki, tu veiki iš meilės, tu gyveni čia ir dabar, iš meilės. Kai tu tai pradedi daryti, tau automatiškai net dėkingums įsijungi, tu tampi toks dėkingas žmogus, tau net nereikia galvoti, koks tu būni dėkingas, tiesiog tau fainai yra padėti tai sistemai, nes tu matai vaisius. Tie vaisiai kiekvieną dieną pas tave ateina tau pasitarnaujantis, tai situacijas, tai žmonės, tai galimybės ateina pas tave, kai tu pasitarnauji tai pačiai sistemai, katra ir yra tu. Nes tu esi viskas tas, kas yra. Sistema yra viskas tas, kas yra. Tu esi tas pačios sistemos dalis. Tai mylėk tą sistemą taip pat, kaip myli save.